Labą dieną. Čia castingas? Čia man į kamerą žiūrėt ar? Jo, galim bendrauti tiesiog taip paprastai ir viską. Aš esu Marius Repšys, man yra 30 metų. Labą dieną. Romas. Aš šiaip Lietuvos rinkai Romualdas Lavrinovičius. Lietuvos rinkai figūruoju kaip toks brandas. Labai noriu šitą filmą. Man čia yra naujas visai lygmuo ir naujas iššūkis. Bet mes čia, nežinau, gal čia nesupratimas, mes į Sauliaus ir Pauliaus dabar vaidmenį ieškom. Ai, nu tai, bet tai aš skaičiau scenarijų, tai ten buvo ir moteriškų vaidmenų, aš dabar kai bijau pro šalį, galvoju, kad man kitą dieną nevažiuoti, tai vis tiek pasibandyt, kai galima. Ta prasme, kad į tave važiuoja traukinys ir tu stovi ant bėgių ir stabdai. Taip. Bet niekas man nesakė, kad tokios bus pavojingos scenos šitam filmui. Aš matau, bet tai biški labai iš apačios. Aš nežinau, man negražu, kai iš apačios. Galiu be maikės. Blemba, aš tau sakiau, neimk šitos mašinos, nereikėjo imti šitos mašinos, tu durna kas tavai. Tai dabar pats galėsi pasakyti Amerikai, kur pastatėjai mašiną, kas ją pavogė, durnių tu, pats galėsi pasakyti, tada vėl Saulius. Ne, kas ją galėjo pavogti, kas ją vogs, jinai dingo ir viskas. Tokiai, gerai, pats galėsi Amerikai pasakyti, supratai? Iš principo, tai aš galėčiau ir jeigu biškį ten pajaudint mylimąją, ant mamos tai natūraliai tai paeičiau, o jo ant babos tai, kažkiek pridėčiau. Paulius per grubu šiek tiek, aš įsivaizduoju, kad tau išeitų biškį iš... Tai gal aš tada su maikė. Jo, prašau. Tai dabar pats galėsi pasakyti Amerikai, ką pastatė automobilį, kur jinai, ką ją pavogė gal? Bet atsiprašau, gal jį švelnesnį, ar čia jau švelnesnį. Filme dar pas mus reikėtų, yra tokia scena, kur reikėtų apsvaigusi nuo alkoholio suvaidinti. Ar galėtum? Alkoholio, kas tai yra? Panašiausia, aš galvoju, kaip mama, jeigu eičiau, tai panašiausia, gal aš būčiau mama Manto, nors jis man patinka ir kaip tas jaunikis, irgi man visai nieko būtų. Kas norėtum, kad vaidintų Paulių, koks Lietuvos aktorius, pavyzdžiui? Aš tikrai manau, kad neišnaudotas yra potencialas Marijono Mikutavičiaus kaip aktoriaus. Jis tikrai turėtų tapti kartu su manim mainstreaminė ikona. Ne, bet pasakykit nuoširdžiai, nes man nereikia to melo. Tai mes Marijonai paskambinsim tavo pirmadienį, greičiausiai tai... Aš žinau, jūs nepaskambins. Noriu tikėti, kad viskas bus gerai, bet širdutė sako, kad nepaskambins. Aš manau, kad šitas filmas bus mano gyvenime kaip didelis posūkis ir man pavyks turbūt atsikratyti to bandito įvaizdžio. Režisierių akise pamačiau, kad jie mane mato Saulių ir jie kažką ten susišnibždėjo, man tikrai tai yra labai geras ženklas. Man atrodo, mes greitai matysimės ekranuose su žiūrovais.